Labadiena. Jūs klausotės tinklalaidės Atgal į mokyklą. Čia Povilas Išklėrius. Šiame epizode siūlau grįžti atgal į mokyklą su Stasiu Kirdeikiu, kuris dirba fizikos mokytojų Utenos Adolfo Šapokos ir Utenos rajono Užpalių gimnazijose. Stasys pasakoja savo įspūdžius apie mokytojo darbą, rutiną, poilsį, sėkmės darbe bei dalijasi ateities įžvalgomis apie mokytojo profesiją. Prisiminimai. Tai aš labai nelengvas mokinys buvau. Buvau kitoj fronto pusėje, negu kad aš esu dabar. Iki kokios 9-10 klasės tai būdavo ir įvertinimai nepatenkinami, eidavau amžinai taisytis, kai gale semestrų buvo, vienu žodžiu, tikrai buvau nelengvas. Ir tėvai buvo kviečiami, tik tai paskui gal apie 10 klasę, po 10 klasės kažkaip tai surimtėjau. Tada kažkaip pradėjau suprasti ir matematiką, ir fiziką, o iki to tai buvo sunkus atvejis. Man dabar pritaikytų programas ir modifikuotų ir adaptuotų, ko tik nedarytų. Kodėl nusprendėte tapti mokytoju? Per žvaigždės. Šiaip dar ir mokinys būdamas aš linkdavau konstruoti visokias nesąmonės. Vienu momentu sugalvojau konstruotis teleskopą. Tada susiradau Zinos Viderskynės knygą Žvaigždynai. Tai ta knyga mane pakeitė, kai aš ją paskaičiau, kažkaip pradėjau domėtis dangum, pradėjau domėtis astronomiją, pradėjau konstruoti teleskopus, stebėti. Ir nuo tų laikų, tiesą pasakius, pradėjau ir mokytis. Nes reikėjo mokėti kažką apskaičiuoti, kažką tai nubraižyti. Kadangi patiko astronomija, tai norėjau kažkaip tai baigęs mokyklą irgi turėti kažką tokio su astronomija. Bet stot grinai astronomiją nenorėjau, norėjau kažko labiau apčiuopimo, dėl to stojau į Vilniaus pedagoginį universitetą, tais laikais vadinama fizika ir astronomija. Tai, faktiškai 12 klasėje aš sugalvojau, kad kažką darysiu su astronomija ir sugalvojau tapti tiesiog fizikos astronomijos mokytoju. Mes ir dabar su mokiniais pakankamai daug konstruojam. Darom projektėlius visokiausius. Tyriamuosius darbus, tai ta pačia dvasia ir važiuojam. Aš pats mėgstu laisvalaikiu pakonstruoti visokias nesąmonės, kiek ten to laiko turiu. Pašaukimas. Mokytojas negali dirbti dėl pinigų. Iš esmės tik iš pašaukimo gali būti čia ne ta vieta. Turėtum būti pilnai atsidavęs, faktiškai turėtų būti celibatas. Tik tada gali būti geras mokytojas, o kitaip tai niekaip. Asmeninis mokytojo gyvenimas. Smetonišką žurnalą aš vieną tokį skaičiau, tai ten buvo 10 įsakymų mokytojai. Tai pirmas įsakymas buvo neturėk kitų darbų, tik mane vieną. Tai faktiškai nėra to laiko. 8 valandą prasideda darbas ir faktiškai baigėsi jis apie kokią 23 valandą. Turi valandą parvažiuoti iš darbo namo, tada kažką tai nuveikti, o 5-6 valandą vėl prasideda. Ruošimasis pamokom, darbų tikrinimas, planavimas, bendravimas su ten mokiniais, nuotolinė gal pamoka dar kokią ir 23 valandą baigės, tada eini miegoti ir ryte vėl prasideda, faktiškai laisvo laiko nėra. Tik darboholikas gali dirbti tokį darbą. Po atostogų kokį 1 mėnesį gerai, 2 mėnesį gerai, 3 mėnesį apie lapkritį kažkaip būna sunku. O paskui kažkaip pripranti prie to krūvio ir velnias neima. Ir važiuoju, aišku, dėl tokių krūvių, gal kenčia kokybė, kažko tai nepadarai, kažką tai užmiršti, kažkas tai taip. Stengiuosi, turiu tokių porą principų. Vienas iš principų, kad darbe negalvok apie namus, jeigu atėjai į darbą, tai atėjai jokių reikalų. Ir namuose negalvok apie darbą. Ta prasme, ką reikia, tai ištikrink darbus, susplanuok, užpildyk, bet jokių būdų nespręsk problemų. Mokytojai dažnai galvoja kiauras paras apie kažkokią problemą, kažką tai sprendžia, naktim nemiega, stengiuosi, kad to nebūtų, ta prasme. Pasidarai, ką reikia, o darbė tada vėl galvoja apie darbus. Aš pavydžiu kitų profesijų darbuotojams, pavyzdžiui,
Tarkim, kažkoks žmogus baigė savo darbą, parėjo namo, įsijungė televizorių, įsivirė arbatytės, paskaitė knygą, pažiūrėjo filmą, jokių viršvalandžių, jeigu viršvalandžiai, tai jam dvigubai mokas. O vat mokytojo darbė to dalykėlio nėra. Ta prasme, dirbi kiaurą parą faktiškai. Pliusai ir minusai. Nu, tai pagrindinis pliusas atlyginimas. Ta prasme, saugus atlyginimas. Tarkim, koks čia galėtų būti pavyzdys saugaus atlyginimo. Nu, pavyzdžiui, dabar žmogelis nusipirko kelionę į Graikiją, o ten gaisras, stichijos šėlsmas, jis nelaimingas, blogos emocijos, rizika. O kai gauni mokytojo atlyginimą, jokių problemų. Tu jokio rodo soloje neatsidursi ir jokios stichijos tavęs neužpuls. Tai pagrindinis pliusas yra saugus atlyginimas. Pavyzdžiui, vidurinio amžiaus krizė, tai ką vyrai perka motociklą, britva skraido, o man lieka bėgioti, sportbatukai Norfo 24 eurai. Tai va toks privalumas, kitas nėra monotonijos. Ta prasme, nebus dviejų vienodų pamokų, dviejų vienodų dienų, jeigu ateisi vieną dieną, kitą dieną jau bus kitaip, tai tada kūrybiškas darbas. Nu, ta prasme, vis tiek turi kažkaip tai galvot, kad padaryti įdomiau, tai gaunas kaip ir šou. Toks verslas. Nu, aišku, atostogos 2 mėnesių irgi privalumas, tik tos atostogos, tai kadangi dirbi kiaurą parą darbo metu, tai faktiškai čia nėra labai didelis. Tai gal tokie būtų 3 pagrindiniai privalumai. Kaip matuojate sėkmę savo darbe? O, tai čia kaip ir pamokose, formalus ir neformalus vertinimas. Tai egzaminų rezultatų vidurkiais, kontrolinių rezultatų vidurkiais, olimpiadų pasiekimais, tada mokinių dalyvavimais visokiausiuose konkursuose, olimpiadose, projektų rengimuose, tai formaliai. O neformaliai, tai kaip jaučiasi mokiniai, kaip kalbam su mokiniais, kaip pavyko, ar gerai jautėsi, ar negerai jautėsi, ar susipykom, ar nesusipykom. Nu, paprastai nesipykstam, aš jų nešaukiu, nelabai esu diktatoriaus tipo. Tai gal kažkaip tai taip, tą sėkmę matuojam. Nu, žiūrim ir kaip mokiniai, pagrindinis užsakovas yra mokinys. Skirtumai. Tas pats nes gal dabar ir ramesni kažkiek, tai tikriausiai. Nes ankstesnė kartai buvo fiziškai aktyvesnė, daugiau judesio, daugiau lakstymo. Dabar vis tiek pasyvesni jie yra, daugiau žvilgsnio į telefoną, daugiau tokio tiesiog sėdėjimo užsisklendus. Tai aišku, kitokia karta, bet labai kad esminio skirtumo nepastebėčiau. Aišku, pasaulis nuo tų laikų labai smarkiai pasikeitė. Nebeliko to popierinio skaitalo, knygų mažėja, viskas persikėlė į elektroninę erdvę. Pavyzdžiui, sakoma, kad dabar mokiniai neskaito. Nu, tai jie skaito kitaip. Jie skaito YouTube'ai, skaito visokiausius blogus, postus ir skaito tikrai, gal ne mažiau, tik skaitimas kitoks. Idealus mokinys. Ai, tai keletą esu turėjęs idealių mokinių, ta prasme. Tai orientuotas į rezultatą, svarbiausia, kad būtų orientuotas į rezultatą, ta prasme, kad turėtų kažkokį tikslą, kažko tai norėtų. Gerai būtų, kad nebijotų iššūkių, nes dalis mokinių tiesiog bijo. Pavyzdžiui, puikiai sprendžia uždavinius, supranta, tai pirmyn siunčiu tave į olimpiadą, o ne, į olimpiadą aš nenoriu, aš ten gal nepadarysiu, gal nieko neįspręsiu. Tai nebijantys, ta prasme. Gerai būtų, kad naudotųs tuo Napoleono principu. Svarbiausia pradėti karą, o paskui matysim. O toliau aišku, kad ir išradingas, ir kūrybingas būtų, civilizuotas gerai, kad būtų. Tai yra tokių mokinių, tai tikrai yra. Ir kiekvienas mokinys yra iš esmės geras vaikas. Tikriausiai mes nerasim mokinio, kad jis kažkurioje tai srity nebūtų gabus,
kažkuria sritim domėtųsi, kažką tai veiktų, irgi prasmingo vienaip ar kitaip. Kad ir į telefoną kažkuris mokinys įlindęs, tai tame telefone, žiūrėk, jis žaidžia kažkokį strateginį žaidimą, kurio aš tikriausiai nepažaisčiau. Arba jis mane aploštų 10 kartų. Tai vienu žodžiu, kiekvienas mokinys yra kažkuo tai geras. Kai nepavyksta. Tai aš suprantu, kad visų nesudominsiu. Tai, ta prasme, nesudominau savų dalykų, tai gal jis susidomės kokią istoriją, gal geografiją, gal kokią techninę kūrybą. Abejoju, ar egzistuoja kažkoks tai dalykas ir kažkoks tai mokytojas, kuris sudomintų visus. Nes, vis tiek specializacija šiokia tokia yra. Tai jeigu aš sudominu ten kažkiek tai, ta prasme, jeigu aš klasėje turiu porą mokinių, kurie atsidavę dalykui, tai labai gerai, 2-3, tai labai gerai. Tada bus koks trečdalis, kurie dirbs, mokysis, kodėl jie dirbs, nes gal nori būti inžinierium, gal nori kažkur tai instoti, tada daliai tėvai reikalauna, o kita dalis niekada nesimokys, apsimes, kad mokosi, gudraus, sukčiaus. Irgi nėra blogai, beje. Tai šiem kartais paturiu, sakau, tai jeigu nenori mokytis, tau neįdomu, tau nereikės, tai apsimes, kad mokaisi, sukur kažkokį produktą, sakau, tau gyvenime vis tiek reikės, tu kažkur dirbsi, tau sakys, tu padaryk tokį ir tokį projektą, tu nesuprasi, kaip jį daryti, žalio supratimo neturėsi, bet tu turėsi kažkaip tai prasisukti. Ta prasme, tas mokslas panašus, jis yra į veiklą, į komerciją. Pilietiškumas. Pilietiškumas, tai visų pirma, tautai, valstybei turi būti atsidavęs, ta prasme, žinot kažką tai ir istoriją, ir padėtį, ir kaip ir turėtų būti Lietuva pradžioj. Tai, ir su mokiniais mes kartais padiskutuojam, kur ta riba, kur ta tėvynė. Kad, ta prasme, ne tu iš tėvynės turėtum reikalauti, bet kol esi pajėgus, kol turi raumenį, tu turėtum pats kažką tai duoti tėvyniai. Tai būna kartais mes pabėgiojom ir su vėliavom, čia būdavo vėliavos bėgimas Vilniuje, būtent senamiestyje tenka pabėgioti. Klasę, kai turėjau Šimonių girioje, ten būdavo bėgimas partizanų takais organizuodavo, ten nebeatsimenu, kas mes prabėgdavom. Religijos klausimais, valstybės klausimais tai kažkaip nesiskiria, religijos tai skiriasi. Aš esu tikintys, manęs kartais paklausė, nes būna temų fizikoje. Pavyzdžiui, mokantis astronomijos, visatos evoliucija, tai nenori, kur būna sankirta su mokslo ir religija, tai manęs paklausė, ar jūs tikite Dievu, tai sakau, taip, tikiu. Tai kai kurie būna keista, nes kažkaip jie mokiniai yra, kaip ir visa visuomenė, linkę supriešinti mokslą ir religiją. Tai šitoj vietoje sankirtų būna, bet aš jiem sakau, aš gerbiu jūsų nuomonę, jūs turit gerbti mano nuomonę. Mes galim skirtingai galvoti, bet turim gerbti vienas kito įsitikinimus. Ką labiausiai vertinate savo darbe? Ką labiausiai vertinu, tai viską iš eilės ir tai, kad prisidedu prie tautos formavimo ir tai, kad padedu žmonėm, jauniem kažką tai nuveikti, kažką tai išmokti. Ir kad darbas kūrybiškas, nemonotoniškas, kažką tai tokio. Motyvacija. Tai daug veiksnių gali būti. Geriausia, kai įdomu. Tai dalį mokinių motyvuoja tai, kad tai yra įdomu. Tai jie skaito daug plačiau negu reikia, žiūri YouTube'ai laidų, visokiausių kanalų. Tai idealus atvejis, kai jis domisi. Nėra blogai, kai jis skatina jo ateities planai. Tai irgi gerai, kad jam reikės ne tai, kad jam reikės vidurkio ar egzamino balo, bet jis kažkur tai nueis, jis turės suprast, žinoti, jis tada nesupras. Tada tėvų, aišku, motyvacija, kai kurios mokinius tėvai neblogai motyvuoja.
visokiausiais metodais. Tai va, tėvai motyvuoja, nu, dalis ir lieka nemotyvuoti. Dalis niekada nesimokys. Bet tokiu ačiū Dievui nėra labai daug. Pokyčiai ir ateitis. Nu, ir tik tai suprantu, kad ta mokytojo profesija, tas mokytojo darbas keisis. Faktiškai mes to stojame ant lūžio taško. Ta prasme, kaip mes dirbam prieš metus ar prieš kelius, mes niekada taip nebedirbsim. Ir kaip dirbam dabar, praeis keli metai, mes taip nebedirbsim. Nes labai daug ką keis dirbtinis intelektas. Jeigu aš galiu apie tai kalbėti. Faktiškai pakeis. Aš dažnai pagalvoju, kai aš mokiaus, mes viską skaičiuodom su pieštuku ir popieriaus lapuku, daugindavom, dalindavom, radom šaknis, paskui atsirado skaičiuotuvai ir mes viską skaičiuodom skaičiuotuvais, tada daugint, dalint ant popieriuko nereikėjo, tada mes viską rašydavom rankytėm. Ir aš buvau vienas iš tų, kai sakiau, kad praeis kažkiek metų mes rankytę nerašysim. Sakydavo, rašysim, ką tu čia kalbi, mes faktiškai rankytę neberašom. Tai va pasikeitė ir dabar atsirado ir dirbtiniam intelektui, vėl viskas labai smarkiai keisis. Taip kaip mes dabar kažką rašom, skaičiuojam, tai mes pradėsim mokytis taip, kad kaip suformuluoti užklausą dirbtiniam intelektui, kad jis mums sukurtų produktą. Tai faktiškai mokiniai šitoje vietoje gan smarkiai lenkia mokytoją. Tai dirbtiniam intelektui pateikus uždavinio sąlygą, jis puikiai sprendžia. Kad ir tą patį olimpiadinį uždavinį surašo sprendimus ir paprastai būna teisingai. Tai va tuoj pradės mokiniai mums sakyti, kad o ką man mokytis, aš ChatGPT pasakysiu ir jis man suskaičiuos. Ir tiesą pasakius, pagavau už save, kad aš pats naudoju tą dalyką. Pavyzdžiui, aš turiu tvenkinį ir man reikėjo pasiskaičiuoti, kiek dėti bakterijų, kad to lygiai pasiskirstytų visų tūrių. Tai aš paklausiau ChatGPT, plotas toks, koncentracijos reikia tokios, kiek man gramų reikia įdėti, činkšti ir pasakė. Tai faktiškai vatyvas skaičiavimai, dar mes bandysim kažką, bet jie plauks į antrą planą. Ir atnaujintos programos, kuriam dabar visi džiaugiasi, jos faktiškai ir pasenė. Nes tų koncepcijų, kurias mes tikimės, kad moksim 10 metų, po 2 metų nereikės. Jos bus visai kitokios. O tuoj mokiniai mus pradės statyti ant ausų. Čia daug kas kalba, kad daug bus profesijų išjungta dirbtinio intelekto, tai mokytojo profesija bus viena iš pirmųjų, kuri bus išjungta. Tai, kiek aš duočiau? 10 metų gal net neduočiau. 5. Mokytojo pareiga bus ateiti, atrakinti klasę, susodinti mokinius, palaikyti drausmę, o jeigu kils kažkas, tai skambinti socialiniam darbuotojui, kad ateitų ir kitų psichologinės problemas. O daugiau, dar gal reikės, konsultacijos kažkokios, tai kaip ten kažką padaryti, visą kitą, darys dirbtinis intelektas. Tai va dabar, kai trūksta tų 600 mokytojų per visą Lietuvą, tai tuo jų aplamai nereikės. Reikės tik tai kažkokių tai prižiūrėtojų. Nereikės ir vadovėlių. Faktiškai dabar rašome vadovėlį atnaujintam programom. Tai jūs pavyzdžiui, reikia temos apie žmogaus akį, tarkim. Tai paklauskit ChatGPT, kaip sudaryta žmogaus akis. Tai jums išaiškins puikiai. Nesuprasi, sakysi, nesupratau, kaip ten lęšiukai spinduliai. Tai išaiškins, kaip eina lęšiukai. Tai faktiškai tų visų vadovėlių rašyti aš nematau prasmės. Juolab, kad pagal atnaujintas programas mes dirbti negalim faktiškai. Taigi reikalavimai yra tokie, kokius jūs pasakytumėte, pavyzdžiui, kas yra C3 kompetencija, o gal C5 ar niekaip, tai iš esmės dirbtinis intelektas tai gali su tuo susidoroti. Dirbtinis intelektas pasakytų, paklauskit, kas yra fizikoje C3 kompetencija, jis pasakys. Aš tai irgi mintai nepasakyčiau. Ir tas visas integravimas, diferencijavimas užduočių, tai dirbtinis intelektas pajėgus kiekvienam mokytojui, kiekvienam mokiniui parašyti asmeniškai vadovėlio temą. Pagal jo pasiekimus, pagal tai, ką jis žino, pagal tai, ko nežino. Tai fakčiai galvoju, kad čia mes su jumis laikini šitam žaidime esame. Labai, nieko nepadarysi. Pasaulis juda į priekį. Apie ką būtų jūsų paskutinė pamoka? Tikriausiai tokia pat kaip ir visos. Aš kartais pagalvoju, ta pensija artėja, nežinau, kiek metų liko, bet nedaug. Aš kartais galvoju, vesdamas pamoką, įdomu, kaip atrodys paskutinė pamoka.
Tai kol kas planų neturiu, bet manau tiesiog praveščiau etatinę klasikinę pamoką ir tiek. Nu tai būna tos paskutinės pamokos, pavyzdžiui, 12-okam, kai baigėsi, kai būna paskutinė pamoka. Kažkaip tai jokių sentimentų mes nejaučiam. Suprantam, kad tiesiog laikas juda į priekį, dabar yra taip, o praeis kažkiek laiko jau bus visai kitaip. Tai manau, kad būtų pamoka kaip pamoka. Nors nežinau, kai bus ta paskutinė pamoka. Dėkoju, kad klausėte tinklalaidės Atgal į mokyklą. Šį kartą girdėjote fizikos mokytojo Stasio Kirdeikio pasakojimą apie mokytojo profesiją. Stasys dirba Utenos Adolfo Šapokos ir Utenos rajono Užpalių gimnazijose. Daugiau tinklalaidės įrašų galite rasti svetainėje www.atgalimokykla.lt. Dėkoju Lietuvos kultūros tarybai, kuri remia šios tinklalaidės kūrimą.